Jeigu miestai buvo tušti, turime paklausti kodėl. Mes taip pat turime paklausti, kaip ten pateko žmonės. Įdomu tai, jog pats Čarlzas Dickensas ir XIX amžiaus literatūra duoda mums galimo atsakymo raktą. Dvi pagrindinės temos apimančios XIX amžiaus Viktorijos laikų literatūrą – tai santuoka, moterų nekaltybė, taip pat našlaičiai ir įsivaikinimas. Daugelis išgalvotų personažų, kuriuos mes pamilome, tai našlaičiai. Mes turime Oliverį Twistą, Pipas iš Didžiųjų lūkesčių. Mes turime mažąją našlaitę, Jane Eyre. Taip pat turime Mauglį iš Džiunglių knygos, taip pat mažąją Kosetę iš Atstumtųjų, taip pat Heidi, Peteris Penas ir Snieguolę. Taip pat turime Tomą Sawyerį ir Huckleberry Finną, taip pat Anę iš Žaliųjų mansardų. Tai buvo tų laikų knygos. Kas liečia našlaičių paplitimą, vienintelė problema, jog tie kūriniai romantizuoja našlaitį kaip figūrą, kuris neva tyliai atstumtas nuo visuomenės, eina savo nenumatytų keliu kaip nauja galimybė. Bet tai nėra realybė, tai tik tai išgalvotos istorijos. Taip pat santuokos ir skaistybės tema. Tokių istorijų buvo daugybė XIX amžiuje. Jane's Austen darbuose, taip pat Emily Brontės, Dickenso, Tomaso Hardy, Tolstojaus, Viktoro Hugo, jų buvo daugybė. Tai buvo ne kas kita, kaip kruopščiai užmaskuota propaganda, su vieninteliu tikslu – sustiprinti ir apibrėžti žmonių socialinės vertybės, kurios padėtų atskirti vaikus nuo jų motinų. Nesantuokiniai vaikai buvo laikomi nelegaliai pagimdyti, o tai reiškia neturintys juridinio statuso. Nesantuokiniai vaikai buvo rimta bėda visą XIX amžių. Dauguma darbdavių nepriimdavo į darbą, jei moteris turėdavo nesantuokinį vaiką. Daugelis moterų su nelegaliai pagimdytais vaikais likdavo be namų, baisioje padėtyje alkanos ir išsekusios. Jas galėdavo priglausti nebent darbo namai, kuriuos turėdavo vykdyti pačius purviniausius darbus. Kai kuriuose vietose moterys su nelegaliai pagimdytais vaikais turėdavo nešioti specialias uniformas ir būti išskirtos. Taip būdavo pabrėžiamas jų kaip vienišų motinų statusas, jas laikydavo puolusiomis moterimis. Rezultate buvo sukurta daugybė įstaigų ir vaikų namų. Tai Londono ligoninė pamestinukams. Ji XIX amžiuje turėjo didelę paklausą. Pažiūrėkite, kokio ji dydžio. Čarlzas Dickensas buvo apsėstas šios vietos, arba, kaip sakoma, įkvėptas. Oficialūs raštai mums sako, kad apie 4,5 tūkstančio motinų perdavė savo vaikus šiai dideliai ligoninei. Bet tai buvo tik viena įstaiga. Wikipedijoje mums duoda nepilną sąrašą iš daugiau nei 64 vaikų namų, kurie buvo įkurti XIX amžiuje Didžiojoje Britanijoje. Sąrašas yra tik dalinis, didžiulis kiekis vaikų XIX amžiuje, kurie liko be tėvų. Visa tai buvo uždokumentuota tyrėjų ir dauguma jų sutinka su tuo, jog neįmanoma nustatyti skaičių, kurie atspindėtų realų jų kiekį, būtent tuo periodu.